Mavic ratai tai yra tokie over-engineered, jeigu žinot tokį terminą. Elementaru. Būgnas, terkšlė kitaip, tarpinė, logiška, ir krūva va šitų detalių. Ir kiekviena va tokia va, prasme, išfrezuota, kažkas padaryta, kažkas į kažkur turi įsisukti, įsiveržti, tarpinėlės viena kita, jos specifinės, tam tikro storio, gerai, kad bent jau guoliai standartiniai. Terkšlė ne šiaip sau, bet va su įvore, per kurią slysta terkšlė, guolio nėra. Terkšlė veikia ant vieno guolio ir vienos įvorės, kaip pedalai panašiai. Kad būtų linksmiau, štai tokia ašelė, kuri čia nufrezuota, čia vientisa, su spaustukų ratai. Čia yra nuo šio seno dviračio kubas, koks čia, Reaction Pro Series, kažkada buvo, wow. Pati stebulė, guolis iš šitos pusės galingas, gerai, tvarkoj, ten kur terkšlė, štai taip sudėtingai reikėjo pagaminti. Aš net neįsivaizduoju, kokie čia procesai turėjo būti atlikti, kad taip sudėtingai viską padaryti. Čia net šitie letenėlės šitos šuniukai turi specialų įfrezavimą, įsistato plastikinį intarpą raudoną. Dabar nenoriu išiminėti, nes vėl čia viskas pabirės man. Ir tam, kad jie ten tvarkingai veiktų, tokie kaiščiai viduj. Tai tie kaiščiai eina kiaurai šitos dalies ir tie šuniukai remiasi į tuos kaiščius. Ir šita dalis, aš kiek suprantu, galbūt turi nusisukti, nes viduj po guoliu ten lyg ir aš žiūriu kažkokią veržlę, kuri galbūt laiko viršutinę dalį. O gal ir ne. Gal čia viena detalė tokia ir išfrezuota. Išardai, pasižiūri ir tik viena mintis. Kam? Vat kam taip daryti? Ir todėl pamatau Mavic ratus, nesvarbu, ant dviračio pardavime, tiesiog nežiūri į juos. Kainos kosminės, servisas, va, matėt, nes tai yra, nežinau. Tai dar ir pati straight pull stebulė, mandrai labai padaryta. Fainai stiprinai įsistato, tai yra, jų nereikia prakišti, jie tiesiog įsistato ir prisiveržia. Čia pliusas, ant kiek patikimi šitie ratai, nežinau, bet būtent šitas dviratis dalyvauja įvairiose varžybose, nesiekia ten prizinių vietų, bet va, žmogus savo malonumui mina. Stiprinai tarytum turėtų būti sukryžiuoti ir toje vietoje, kur kryžius, geruoju turi būti persidengimas stipinų, kad padalinti šiek tiek apkrovą tarp stipinų. Čia atrodo, kad yra persidengimas, bet jeigu į tą tarpelį pašviesti, ten yra tarpelis tarp stipinų koks 0,1 mm. Va, nustebinu. Visada galvojau, kad jie persidengia. Ne? Kryžius yra, bet iš to kryžiaus čia. Cool.